24-22. Lieka 12 minučių ir 30 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Taip, kova toli gražu nebaigta. Aš minėjau, čekai nepasiduos iki paskutinių rungtynių akimirkų. Rasikevičius. Dar kartą Ažuolis, Bučiui atiduotas kamuolys ir prarastas kamuolys, o dabar jau reikia gelbėtis. Taip, padėtis beviltiška ir čia jau Savonis nieko negalėjo padaryti. Janas Filipas nespėjo mūsiškai grįžti. Taip, vėl klaidos perdodant kamuolį. Tai viena, tai kita įla išlenda iš mūsų maišo. Ir sujudo čekų gerbėjai, kuri čia taip pat yra grupelė. Lietuvos rinktinė pirmauja vos vieno įvarčio persvarą. 24-23. Ažuolis, įvartis, labai reikalingi du Roberto Ažuolio įvarčiai, tačiau reikia galų galę susispausti besiginant. Negalima daryti tokių klaidų, kokios buvo ištikusios mūsiškius per šias pastarąsias dvi. Čekų atakas 25-23, taip rungtynės įtemptos. Na, aš jau minėjau per pirmąjį kėlinį, ką reiškia viena įvarčio kaina, tik neseniai išvardėjau čekų atrankos varžybų rezultatus, kur taip pat lėmė viską vienas įvartis. Baudinys nuo 9 metrų linijos. Čekai priversti dabar greičiau atakuoti. Mūsiškiai galėtų šiek tiek kuo mažiau leisti čekams įsibėgėti. Štai kaip porą kartų paleido nuo pavadėlio Stankošą. Vėl Filipas ir vėl įvartis. Na, taip, žaidimas 1-1, taip pat ima šlubuoti ir labai turbūt laiku paprašo Valdemaras Novickis minutės per traukėlės, gal net buvo galima šitai padaryti ir šiek tiek anksčiau. 25-24, vos vienas įvartis skiria komandas. Mūsiškiai metė varžovų vartus 53 kartus, įmetė 25, atsiprašau, metė 47 kartus, čekai 46. Išarti mūsiškiai metė 12 kartų, įmetė 10 įvarčių, čekai 12 kartų įmetė 7 įvarčius. Na ir iš toli čekai metė 23 pataikė. 12 mūsiškiai iš 18-9. Taip, štai kaip pakrypo rungtynių vaga. Ką reiškia atsipalaiduo? Taip, 6 įvarčiai regis jau viskas ramu, viskas tvarkinga, viskas gražu, tačiau. Na ir svarbiausia nepradėti vis dėlto mūsiškiams vienas kito kaltinti. Štai šiuo požiūrėje tikrai galėtų pasimokyti ir iš švedų, ir iš vokiečių, ir iš jugoslavų. Kad ir kaip tam pakryptų rungtynių jėga rungtyniaujant minėtoms komandoms, nei vienas pastebėjau žaidėjas, ypač įtemptoje tokioje situacijoje, nepradeda vienas kitam priekaištauti. Puikiai supranta, kad ne iš blogos juk valios klystama, apskritai be klaidų neįmanoma nieko padaryti šiame gyvenime. Taip, kad svarbiausia laiku suimti save į rankas ir susitelkti. Ypač mūsiškiams šiuo momentu. Klimčiauskas. Taip, žingsnį, na. Ir vėl elementarios klaidos. Paleistas Filipas Lygų. Taip. Keičia Almantas Savonį. Man atrodo dabar Arūnas Vaškevičius. Taip, gavo išėlės keletą įvarčių Almantas Savonis. Na, iš tikrųjų, dėl šio konkrečiai vargiai galėtum jį stipriai kaltinti. Ir mūsiškiai vėl pražiūri varžovo kontratakas. Taip, visiškai ištirpo 6 įvarčių persvarą. 25-25. Be abejo, aš jau nekartą minėjau, kad Lietuvos rankininkų jau viena yra geras pasiekimas tas, kad rungtyniauja finalinėme turnyre, tačiau suprantama, ir žiūrovai, ir gerbėjai mūsų rinktinės nori pergalių, nori taškų, apetitas, kaip sakoma, atsiranda. Bevalgant, suprantama, mūsiškiai taip pat tarpais rungtyniauja. Neįtin pavyzdingai minėjau pagrindinės mūsų komandos ydas, taip pat jos bus be abejo išnagrinėtos. Na, kol kas pasidžiaugime Vaido Klimčiausko 26-ųjų įvarčių, kurį įsimetė mūsų komandai. Vėl pirmauja lietuviai. 26-25 gynyba. Gynyba. Pernelyg jau lengvai vis dėlto Čekijos rinktinės žaidėjai gali pastarojų metu atakuoti vartus. Štai taip reikia pasitikti Lančą, kaip dabar Marcinkevičius. Iškart bandyti atskirsti šį vieną iš čekų komandos lyderių nuo komandos draugų. Galbūt vertėtų pamėginti ir asmeninę gynybą, kol kas mūsų treneriai šio varianto nesiima. Ir vėl kamuolys atitenka čekam. Baudinys nuo 9 metrų linijos. 9 minutės 43 sekundės lieka iki antrojo, pabrėžiu, antrojo kėlinio pabaigos, kadangi lygių šiandien būti negali ir vėl. Vaškevičius labai laiku. Taip, na kągi, neblogas Vaškevičiaus krikštas šiuo momentu. Marcinkevičius, Černiauskas suklaidino varžovą ir baudinys nuo 7 metrų žmės. Na, reikia vieną kartą vis dėlto jį išnaudoti. Pabrėžiu, 4 kartus mūsiškiai šią progą pasinaudoti nesugebėdavo. Štai vieną baudinį atrėmė. Vieną kartą tik iš 5 metimų mūsiškiai
Vienas kartas tik tai buvo sėkmingas nuo čiuožimės mūsiškiams. Algirdas Gedvilas stojasi. 3 kartus atrėmė varžovo vartininkas Badūra, 1 kartą Kučerka. Na, Algirdai. Labai svarbus šių rungtynių momentas. Algirdas Gedvilas. Įvartis. Na štai, pagaliau pralaužtas ir Batūros barjeras. 27-25 čekai skubės. Taip, mūsiškiai ragina vienas kitą. Žaisti aktyviau. Almantas Savonis atsisėdęs varantas sarginių solelio nenustygta. Tai galingas Algirdo Gedvilo mostas ir įvartis. Negalima taip leist prie linijos, negalima, vėl suklydo, dabar vis dėlto suklydo Algirdas Gedvilas, pavėlavo. Ir 17 numeris Davidas Jurišekas bemat nubaudė mūsų komandą ir jos vartininką Arūną Vaškevičių, Kauno Granito komandos vartininką. 5 žaidėjas atstovauja šiame čempionate Kauno Granitui, 9 išimtinė ir 1 žaidėjas Giedrius Černiauskas Šiaulių klubo. Ir vėl vienas įvartis teskiria komandas 27-26 gana rezultatyvios rungtynės. Rasikevičius Pažuolis, štai vėl, vos. Klimčiauskas. Vienas mėgins, kur? Na, Klimčiauskas turi pasivėjo tokią svybę. Kitą kartą pernelyg giliai nulenda į varžovų pirmasis gynybos gretas, o po to, kai ten jį pasitinka aukštaugiai, sykiais nelabai žino, kur atmesti kamuolį. Gerai, kad šį kartą viskas baigėsi sėkmingai. Pažuolis virš vartų, bet baudinys nuo 9 metrų linijos. Kliudė jam varžovas, taip, tęsiama mūsiškių ataka. – 27-26 iš toli mūsiškiai metai 19 kartų pataikė 10, 53%. Čekų 50. Na, oi, Černiauskai. Taip. Ir vėl Čekų greitas antpuolis, ir vėl pavojus mūsų vartams. Filipas dešinėje, na dabar šiek tiek susirikiavo ir lėčiau vienas kitam perdavinėja kamuolius. Galkauskas, Rasikevičius ir Algirdas Gedvilas su Marcinkevičium. Štai gana galinga gynybos užtvara ir atremia kamuolį ir kas vėl mūsų rankininkai pražiopso. Čekų žaidėja visiškai laisvas gavo kamuolį prie 6 metrų linijos. Lygų 27-27. Štai to buvo, kaip sakoma, ir 9. Pirmavome 6 įvarčių persvarą ir beje ne kartą. Jau atrodo viskas ramu. 4-6 įvarčiai, apsiradino aiškiai mūsų žaidėjai. Na, o čekai imasi asmeninės Gintaro Savukyno globos. 19 numeris prie jo prilipęs. Vladimiras Urbanas ir dešiniajame čekų atakos krašte. Perimtas kamuolys, bet nebe pražangos. Taip, vėl prisimenu vieno įvarčio istoriją. Visai galimas dalykas, kad ir šiandien būtent vienas įvartis lems rungtynėje. Kad tai galima suprasti, apie ką dabar galvoja Valdemaras Novickis. Vis dėlto per tokias lemiamas rungtynės dėl 9 vietos nedera iššvaistyti 6 įvarčių persvaros. Drobekas. Filipų, Stankošas. Vanša kairėje ir prasideda manevrai. Drobekas ir atrodo galim susilaukti bausmės. Taip, Galkauskas šalinamas iš aikštės 2 minutėms. Taip, ką reiškia pavėluoti? Vienas pavėluotas judesys. Na ir dabar ginantis bus dar sunkiau. 28-28, 5 lygiai minutės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Pozicinė Čekų ataka ir reikia laukti šūvio prie linijos. Arba iš krašto, nes šį kartą Filipas nesiryžo atakuoti, pernelyg buvo palindęs į kampą. Stankošas Drobekui. Gerai, pasisekė dar pagaliau. Na kas darosi gynyboje, na? Antrą kartą nedovanotinos klaidos, na aš įsivaizduoju. Na kaip taip galima dabar? Ir Černiauskas, ir Marcinkevičius stovėjo ir puolą praryja ir galų gale. Štai žiūrėkite. Na ką dabar gali pasakyti? Apmaužios klaidos gynyboje. Vien tik tuo galima paaiškinti tą faktą, kad čekai vėl įsiveržė priekį. Jau regis buvo atremta ataka ir aiškiai psichologinė persvara čekų komandos pusėje. Tuo labiau mūsiškių dar yra 5 aikštėje. 29-28. Ir štai paeiliui Bučys gauna kamuolį baudinys nuo 9 metrų linijos. Na, paeiliui kažkas 6 rezultatyvas. Savukynas pabandė vienas. Gana rizikingas buvo kamuolio perdavimas. Klimčiausko įvartis. Na štai Klimčiauskas imasi labai laikų lyderio vaidmens. Lygų vėl. Ir
29-29 svarbu apsigys, nors mūsų dar penketas vis dėlto Rasikevičius sugniaužęs kumščius ragina mūsiškius pasitemti besiginant. Paskutinės čempionato rungtynės labai nesinorėtų, kad apkarstų, o būtent taip atsitiks, jeigu mes pralaimėsime, kadangi tikrai pergalę visiškai įmanoma žaidžiant su čekais iškovoti. Tankošas ir gerai dabar įstabdo Algirdas Gedvilas. Na, kadangi pasirodys mūsų žaidėjas, šeštasis žaidėjas aikštėje Tankošas. Drobekas ir vėl praleistas, atrena Vaškevičius greitas, antpuolis Rasikevičius, vienas galėtų eiti, vienas varinėja kamuolį. Na, ryžosi sustot, gal ir teisingai, kadangi buvo vienas prieš trejetą čekų. Ir dabar jau Bučys pasirodo aikštėje, Vaidas Klimčiauskas, Gintaras Savukynas ir Robertas Pažuolis. Štai mūsų šešetas. Na kągi. Bučys gauna kamuolį prie linijos ir baudinys nuo 7 metrų žymos. 2 minutės 50 sekundžių rungtynės stabdomos. Štai. Lygų kol kas lygų ir vienas iš lemtingiausių rungtynių momentų ir šį baudinį realizuoti patikimą Algirdui Gedvilui. Algirdas Gedvilas kol kas į varžovų vartus yra metęs 3 įvarčius. Na kągi. Dar vienas itin svarbus šios dvikovos momentas. Na, atrodo vėl per pastarąją minutę mūsiškiai vyriškai susikaupė. Na, dėmesio. Įvartis. Taip, 30-asis įvartis į varžovų vartus. Na, pirmą kartą per šį čempionatą Lietuvos rinktinė įskradino į varžovų vartus 30 įvarčių. Na, dar būtų gražiau, jeigu prie šio fakto labai gražiai derėtų ir pergalė per paskutinį šio čempionato dvikovą. Stabdomas laikas, reikia pavalyti kamuolį, rodo čekų žaidėjas. Teisėjas su tuo sutinka. Na, vėlgi savotiškas rebusas. Tuomet turime neblogų kozirių. Jeigu čekai išlygins rezultatą, vėl vaikščiojimas peilio ašmenimis. Tankošas, pavojingas žaidėjas. Atrena mūsiškiai. Ataka ir vis dėlto peržengta linija, vėl apmaudi klaida Marcinkevičius. Marcinkevičius neapsižiūrėjo, kad peržengė liniją, vėl atremta ataka, na, greita kontrataka turėtų būti ir rezultatyvi. Taip, nu, Frulovai. Peržengė liniją Aurimas Frulovas. Na, nedovanotinos klaidos, nedovanotinos. Na, rankinio abėcėlė. Taip, sakiau, kad susitvarkė mūsiškė su jauduliu, bet Aurimas Frulovas ne per seniausiai pasirodęs aikštėje vis dėlto. Matyt, kad į šią ataką nuskambėjo vis dar drebančiom rankom. Pusantros minutės lieka, 30-29 pirmauja Lietuvos rinktinė. Taip, net pašokė, pasakinėja savo auklėtiniams Valdemaras Novickis ir Modestas Prakapas, kaipgi apsiginti negalima, leis versis, praleidžia įvartis, taip, praleido ir vėl Gedvilas ginčiasi su Galkausku Rasikevičiumi, taip, spraga gynyboje lygų 30-30 ir minutė, 8 sekundės, paskutinė prasideda antrojo kėlinio minutė, taip, gerokai nervų, matyti iš tampo ir jums, gerbimieji žiūrovai, Lietuvos rinktinės žaidimas, vis atkaklios dvikovos, prisiminkime kovą su prancūzais, su vokiečiais, su italais, ir štai šiandien 30-30, 50 sekundžių lieka. Štai, bene svarbiausia Lietuvos rinktinės ataka. Kas imsis iniciatyvos? Atsargiai! Taip, galima ir prisižaisti, atvirai sakau šią frazę. Vėl prarastas kamuolys. Ne, įvartis nebūtų įskaitytas. Paskutinė dabar čekų ataka. 30 sekundžių lieka. Lygų 30-30. Tai dvi lygioje vietoje, faktiškai lygioje vietoje buvo pamestas kamuolys. Na kągi, 30-30. Stabdyti reikia, stabdyti ir perimtas. Ai, 15 dar sekundžių. 15 sekundžių. Svarbu dabar neprasižengti ir nebūti pašalintam iš aikštės minutėms. Gali būti pratęsimas. Reikia pavalyti aikštę ir iškart keičiami du mūsų žaidėjai. Taip. 33. Ir Drobekas, 11 numeris. Stabdyti reikia anksčiau truputėlį. Taip, arčiau reikia pasitikti šios žaidėjus. 5 sekundės. Ne, neleis. Yra viskas. Mūsų kamuolys laikas. Na kągi, nors tiek pratęsimas. Asmeniniai motyvai, žlugutinis noras įmesti ir vis laik mato aikštę. Nuo jo pirmasis treneris taip pat pasvalietis Daugis. Štai ir visi 15 mūsų rinktinės žaidėjų. Dėmesio.
Pirmasis papildomas kėlinukas. Atakuoja čekai. Lanša. Atrodo, mūsiškiai pastarasis 3 minutės vis dėlto pakvipus pavojo signalui šiek tiek apsitvarkė besigindami. Ir čekai netaip jau lengvai randa spragas. Taip dabar svarbiausia sergėtis pašalinimu iš aikštės. Svarbiausia. O štai kaip Tankošas prasiveržia. Ačiū Dievui, kamuolys skrieja pro šalį. Na, vėl taip reikia labai ir labai saugotis būtent šio Tankošo prasiveržimų. Na, Marcinkevičius teisingai vienas ir vis dėlto trupučiuką gal galėjo išradingiau šį kartą mesti Julius Marcinkevičius. Klaidinantis judesys buvo geras, bet vartininkas Batura įspėjo šias mūsų rankininko užmaršės minutę. 15 sekundžių sužaista per pirmąjį kėlinuką, kol kas lygų 30-30. Filipas atgal Lančai ir šia užtvara Lančai, o kas žingsniai? Ne, vis dėlto baudinys nuo 9 metrų linijos atsargiai reikia Gintautui Galkauskui. Teisėjai labai priekabus, teisėjauja labai reikliai, pastabus tikrai teisėjai. Na, bet manau, ne viena komanda jiems neturi pretenzijų. Tikrai savo pareigas atlieka puikiai. Oi, koks įvartis bjaurus. 31-30. Vėl Lanša. Žiūrime, kelintas čia jo jau yra įvartis. Lanša įmetė 8. kartą. O rezultatyviausias Filipas atlikė savo įprastinę normą 10 įvarčių. 30-31 mes pralaimime. 2 minutės sužaidė komandos per pirmąjį papildomą kėlinėlį. Klimčiauskas ir Pažuolis. Klimčiauskas ir vėl vartininkui tiesiai į pilvą ir vėl greita kontrataka ir vėl pabėga Filipas. Štai ką reiškia. Ir Vaškevičius šaunuolis, bet vis dėlto puikus buvo pirmasis čekų perdavimas ir dabar komanda tikrai gali padėkoti Arūnui Vaškevičiui. Arūnas Vaškevičius pademonstravo dar kartą savo puikią reakciją. Taip, iš pradžios tikrai labai ramus vartininkas, tačiau reikalui esant demonstruoja puikią kūno koordinaciją, puikią reakciją. To įrodymas tik pasibaigęs momentas. Atsargiai vėl su perdavimais. Vėl nelabai buvo patogus Robertui Pažuoliui. Įvartis, šaunuolis Robertas Pažuolis. Na štai, turbūt atkreipėte dėmesį į tokią detalę. Artėjant rungtynių pabaigai, daugiausiai vis dėlto įvarčių pelno iš tolėliau. Tai Robertas Pažuolis, tai Vaidas Klimčiauskas. Įsitraisino abudu rankininkai, tai tik į naudą. Lygų. Minutė 55 sekundės iki pirmojo kėlinuko pabaigos. 31-31. Oi, kokia klaida ir vėl gelbsti Arūnas Vaškevičius, bet negalima daryti tokių spragų. Na ką, Arūnas Vaškevičius. Na ką, psichologiškai dabar čekus turėtų paveikti jo, atitinkamai paveikti jo sėkmingas žaidimas per šias 2 varžovo atakas. Lygų 31-31. Tai Valdemaras Novickis atsistojęs aiškino komandos savo auklėtiniams būsimo derinio užuomazgas. Klimčiauskas 1-1. Taip, ne, galvojau, kad teisėjas užfiksuo žingsnius, ne, vis dėlto varžovas prieš tai kepštelėjo Vaidui per ranką. Savukynas, senokai girdėjome, senokai minėjome Savukyno pavardę. Pažuolis, prie Pažuolio varčiau varžovą ir vėl. Va, kiek galima taip klysti? Kiek galima taip klysti? 14 prarastas kamuolys, varžovai prarado tik 7. Ir vėl Vaškevičius, na jeigu ne Vaškevičius. Ir kamuolys vėl tenka čekam, nors... Taip, 40 atsiprašau sekundžių lieka iki pirmojo papildomo kėlinuko pabaigos. Lygų 31-31. Abi komandos per nepilnas 5 minutės pasikeitė įvarčiais. Na ir jeigu ne Arūno Vaškevičiaus reakcija, dar porą įvarčių tikrai būtų užfiksuota Čekijos rinktinės naudai. Taip, pametamas kamuolys lygioje vietoje ir dar tokiais rungtynių momentais. Aš vėl turiu omeny tik buvusią epizodą prie varžovų vartų. Lanša, Filipas, Drobekas. Štai reikėtų čia susispausti, taip, praleido vėl Galkauskas su Gedvilu ginčijasi, vėl spraga ir kelintą kartą spraga štai šiame pusiau dešiniajame varžovo atakos krašte. 32-31. Ir lieka 15 sekundžių iki pirmojo kėlinuko pabaigos, reikėtų paskubėti. Gedvilas, na ką, Pažuolis, atsiprašau. Klimčiauskas, na mes Gediminą jį. Ne.
Nepavyko 1 sekundė laikas. Tai pralaimėjome pirmąjį kėlinuką 31-32, nepavyko paskutinė ataka ir veikiai prasidės antrasis kėlinukas. 32-33 pralaimime žūtbūtiniai, reikia apsiginti nuo čekų pozicinės atakos. Lančia iš toli ir atsimuša kamuolys į rankas, na, baudinys nuo 9 metrų linijos, na, nesiseka atvirai šnekant kitą kartą prie 6 metrų linijos, kelintą kartą pastebėjote, Vaškevičius atremia kamuolį ir kelintą kartą pirmieji prišoka būtent čekai. Ir vėl jie tęsia savo ataką. Rasikevičius ir Lančia. Gerai, Rasikevičius kol kas šiuo momentu saugo pavojingai varžovų žaidėją. Drobekas, na, teisėjai kelia viršų ranką ir atima kamuolį pagaliau iš varžovų. Na, seniai taip reikėjo, greita kontrataka. Rasikevičius vienas mėgins, ne, laukia draugų, taip. Kažkokį kompleksą matyt mūsiškiai junta ir greitai kontratakuodami. Taip, kaip minėjau, iš 12 kontratakų dabar jau tik tai 5 yra pavykusios ir suprantama, mūsiškiai jau kur kas labiau saugo kamuolį. 32-33, minutė 45 sekundės lieka. Na ką, pasikartos prancūzų variantas. Na, jau labai atviras Klimčiausko perdavimas. Jau čia laukia dvejetas varžovo ir suprantama, Gediminas Bučys vėl atskubėjo aikštę šlupčiadamas. Taip, vėl elementari klaida. Jau 16 prarastas kamuolys. Minutė ir 20 sekundžių lieka iki antrojo kėlinuko pabaigos. Kieno kamuolys varžovų, ne, įvartis nebus įskaitytas. 32-33, Klimčiauską keičia Marcinkevičius. Savukyna, Gedvilas, Bučį Galkauskas. Taip, kokios įtemptos rungtynės, ypač nuo antro kėlinio vidurio, kuomet čekai sugebėjo pasinaudoti Lietuvos rinktinės žaidėjų nusiraminimo nuotaikomis ir pradėjo diktuoti savo valią. Štai taip. Ne, kamuolys į vartus nepatenka, gaudyk Arūnai kamuolį. Na, pasisekė mūsiškiams ir prasidėjo paskutinė minutė. Na, dėmesio. Vėl paskutinė Lietuvos rinktinės ataka. Kol kas 33-32 pirmauja varžovai. Kam bus patikėtas paskutinis metimas? Per rungtynę su vokiečiais. Tatai išpuolė daryti Robertui Pažuolį. Kas dabar? Vėl Pažuolis ir vėl nepameta kamulio. Klimčiauskas. Reikia mesti. Frolovas įvartis. Lygu. Pusę minutės. Lygu. Aurimas Frolovas. Dar kartą gelbėjimo lazdalė tampa Aurimas Frolovas. Kaip ir per rungtynę su italais. 22 sekundės dar lieka. 33-33. Na kągi, kulminacija rungtynių. Rungtynių kulminacija. 15 sekundžių stabdyti reikia varžovus anksčiau. Stabdyti varžovus netgi pašalinimas iš aikštės šiuo metu. 2 minutėm nelabai mūsiškius sutrikdytų gal. Rasikevičius. Stabdomas laikas 6 sekundės. Ne. Rasikevičius šalinamas iš aikštės. Nebus 6 sekundės, reikia pavalys grintis. Na dar truputėlį reikia. Štai kaip įsitempęs matau Arūnas Vaškevičius. 33-30. Negalima lest. Nėra viskas. Na kągi. 1 sekundė laikas. Taip, kovingos. Taip. Na, kaip sakoma liaudyje, su kraujais. Šį pergalę laikas. 108, 37 procentai. Čekų atitinkami vartininkų rodikliai 21 ir 24 procentai. 36-34. Na kągi, labai mes norėjome pergalės. Tebenorime be abejo. Gal kiek ir per anksti buvo nuaidėję pergalės varpai.